Sveiki visi dar kartelį. Aš esu Vaida, Freeshop LT portalo vadovė. Iš tikrųjų labai džiugu, kad jūsų tiek daug šiandien susirinko. Registravosi 80, gal dabar dar tiek nėra žmonių, bet tikrai šaunu. Ir pavasario seminaras parodė, kad iš tikrųjų seminarai yra reikalingi, kad norim gilinti savo žinias, ne tik tai parduotuvės valdymo srity, bet ir elektroninės komercijos srity. Dėl to pavasarį turėjom svečią seminare būtent iš SEO pusės, Market direktorių Andrių Sejoną, kuris daugiau papasakojo apie vidinį ir išorinį SEO ir ką reikėtų parduotuvėje pasidaryti. Na, o šiandieną mes taip pat turėsime svečią Rokas Golcas. Kadangi esam Vilniuje ir iš tikrųjų seminaras riboja vietą, negali atvykti klientai iš Klaipėdos, iš Šiaulių, galbūt yra per toli, galbūt yra per sudėtinga palikti savo verslą. Todėl šiandien mes pasikvietėm tikrai labai šaunią komandą, kuri įamžins mūsų visą renginį, tai webseminarai.lt. Taigi pradėsime seminarą. Pirmoje dalyje aš daugiau papasakosiu apie šiokius tokius pasikeitimus pačioje parduotuvėje, tai yra atsiradusius automatinius laiškus ir jų šablonus, sąskaitų faktūrų komponentą dar priminsiu. Toliau papasakosiu apie modulius, kurie realiai kasdienybėje galėtų būti labai dažnai naudojami. Tai yra tekstinis ir prekių modulis, ir reklamos modulis. Priminsiu, ką su jais galima pasidaryti. Na ir trečioje dalyje tai importo ir eksporto įrankis. Kaip žinot, nuo sausio 1 dienos Lietuvoje įsigalioja euras, taigi kainos turi būti parduotuvėse jau įvestos eurais. Tai aš šiek tiek papasakosiu apie būtent importo eksporto įrankį, kuris galėtų padėti ir automatizuoti daugiau visą tą procesą. Kaip ir pastebėjote, atsinaujinusioje elektroninėje parduotuvėje atsirado naujas meniu. Tai yra nuoroda Freeshop. Taigi šiame meniu jūs galite pamatyti naujosius komponentus, tai ir sąskaitų sąrašas, ir nuolaidų kuponai, kurie buvo suteikti pirkėjams, ir pirkėjų lojalumo taškai kaupiami. Taip pat integracijos su prekių pristatytojais ir toliau yra importo, eksporto įrankiai, apie kuriuos papasakosiu šiek tiek vėliau, laiškų šablonai, stilizuok parduotuvę būtent parduotuvės dizaino keitimui ir globali konfiguracija, kuri pakeitė anksčiau buvusi redaguoti parduotuvės skiltį. Ir būtent čia yra sukoncentruota informacija pardavėjo, iš čia yra įmami duomenys tiek sąskaitai faktūrai, tiek įmami duomenys laiškams, valiutos nustatymai, kuriuose reikės būtent daryti pakeitimus, tai yra keisti pagrindinę valiutą, jos simbolį, nurodyti galimas valiutas. Galima taip pat keisti pirkimo žingsnių tam tikrus elementus, tai yra leisti pirkti be registracijos, drausti pirkti be registracijos, leisti galimybę pritaikyti nuolaidų kuponus parduotuvėje, išjungti šitą galimybę, įjungti atsiėmimo punktus arba juos išjungti. Lygiai taip pat galima išjungti arba įjungti atsiėmimo punktus. Parduotuvėje galima susijęti ją su GSMS LT sistema. Tai yra užsakymo, patvirtinus užsakymą, pirkėjas gali gauti SMS žinutę apie tai, kad užsakymas priimtas, apie tai, kad pakeista jo užsakymų būsena. Tai susijęs sistemas galima naudoti ir šią funkciją. Taip pat jungti pageidavimo sąrašus, kad registruotas klientas galėtų ne tik prekę įsidėti į krepšelį, bet ją prisiekti ir kaip pageidavimai, tiesiog kaupti pageidavimų sąraše. Jungti lojalumo taškus, tai yra parduotuvėje galima nurodyti bonuso, tai yra to vadinamo virtualaus pinigo ir jūsų parduotuvės valiutos santyki ir nurodyti tam tikras taisyklės, kokiu būdu tie lojalumo taškai galėtų būti kaupiami. Užsakymo pabaigoje klientas gali tiesiog tos lojalumo taškus panaudoti kaip nuolaidą, apmokėti kažkokį tai procentą pirkinio sumos. Toliau yra pristatymo tarifų integracijos ir remarketingo ir sąskaitos nuorodos, apie šiek tiek papasakosiu vėliau. Dabar pereisime prie laiškų šablonų. Anksčiau parduotuvėje buvo laiškai automatiniai. Dabar yra šiek tiek padaryta daugiau galimybių patiems pardavėjams ir šiuos laiškus, jų turinį galima koreguoti. Taigi šios laiškus sudaro tiek pirkėjo registracija, sąskaitos siuntimas, užklausa apie prekę, informavimas apie prekės pasikeitimą sandėlyje, likutį būtent,
užsakymo statuso pasikeitimas arba užsakymo patvirtinimas. Visi šitie laiškai turi savo šablonus ir kiekviena grupė laiško gali būti skirta arba klientui, arba administratoriui. Na, tai yra, jeigu pirkėjas nusipirko pas jus prekę, išsisiuntė laiškas pirkėjui, kad jis įsigijo prekę. Pardavėjas gavo taip pat laišką, kad prekė įsigyta. Tai reiškia, jūs galite koreguoti abu šiuos laiškus ir juose galbūt pateikti skirtingą informaciją. Galbūt jums nereikia matyti kažkokių tai akcijų, o norit, kad pirkėjas matytų. Tai jūs savo laiške galite tą informaciją sutrumpinti. Toliau šablonai gali būti taip pat pateikiami ir skirtingomis kalbomis. Tai yra, jeigu jūsų parduotuvėje yra aktyvuotos skirtingos kalbos, tai kiekviena kalba turi turėti savo šabloną. Primenu, kur yra įjungiamos kalbos. Parduotuvėje yra 3 iš viso kalbos – lietuvių, anglų, rusų. Jeigu jūs aktyvuojate kažkokią papildomą kalbą, tai būtinai reikia visus tekstus, tiek pavadinimą, tiek prekių aprašymus išversti į norimą kalbą. Ir lygiai taip pat būtinai pasiruošti ir laiško šabloną. Taip, laiškus galima publikuoti, galima pasivuoti, kopijuoti ir ištrinti. Dabar ką mes rekomenduojam klientam, kaip reikėtų dirbti. Jeigu norite sukurti savo šabloną, tai visada yra geriau tiesiog nukopijuoti egzistuojantį, padaryti pakeitimus, patikrinti ar veikia, tada jį aktyvuoti, o tą, kurio jums nereikia, tiesiog pasivuoti. Rekomenduojame daryti taip, dėl to, kad jeigu ar suklysite, ar susimaišysite, kad galėtumėt bet kada atstatyti. Dabar kaip atrodo laiško šablono valdymo langas. Tai yra laiško tema, kurią mato klientas, jūs ją galite įvesti tokią, kokią norit, kad klientas matytų. Pasirenkate kalbą, pasirenkate, kam skirtas laiškas, toliau yra dėstomas laiško turinys, dešinėje pusėje yra galimybė pratestuoti laišką, tai yra pirmasis testavimas, bet testavimas tik tais kaip savo. Testuojant laišką, jūs nematysite paveiksliukų, nematysite nuorodų. Dėl to, norint pamatyti, kaip iš tikrųjų tas laiškas galutinėme variante atrodys klientui, visada rekomenduojam padaryti realų pirkimą, pabandyti tiesiog gauti tą realų laišką. Toliau, dabar laiško informaciją jūs galite koreguoti, kaip ir minėjau. Tekstai visi, kurie čia yra surašyti, jie gali būti tokie, kokie jums reikia. Čia yra parašyta sveiki, dėkojame, kad užsiregistravote parduotuvėje. Jeigu jūs norite, kad būtų kitoks tekstas, tai jūs galite ištrinti ir pakoreguoti. Galbūt rašyti laba diena, malonu, kad užsukote. Šiandien pas mus tokios akcijos, artėja kalėdos, pradžiuginkit artimai. Na, čia jau prasideda marketinginiai dalykai, kuriuos jūs galbūt galite laiškuose taip pat išsakyti į klientą kreipiantis. Aišku, per ilgų laiškų tikrai rašyti neverta, kadangi statistika rodo, kad klientas mėgsta rasti tik tą informaciją, kurios jam reikia. Lygiai taip pat laiškuose galite pakeisti logotipą ir noriu atkreipti dėmesį, kad tekste yra laužtiniuose skliaustuose parašytas tam tikras kodas. Taigi, kintamuosius jūs galite panaudoti. Dešinėje jūs rasite kliento kintamuosius, pardavėjo kintamuosius. Ir ką reiškia tie kintamieji? Šiuo atveju laiške yra parašyta sveiki, client username, dėkojame, kad užsiregistravote e-parduotuvėje vendor URL. Kiekvienas kintamasis turi savo reikšmę. Pirkėjas gavęs laišką matys tokį tekstą. Sveiki, Daiva, dėkojame, kad užsiregistravote e-parduotuvėje freeshop.lt. Iš kur sistema žino, kokį čia kintamai įrašyti, tai būtent kintamųjų lentelė ir paaiškina. Vendor URL tai yra parduotuvės internetinis adresas. Tokiu būdu jūs galite tekste tokių kintamųjų prirašyti ir daugiau, kurie yra atitinkamai kiekviename laiške nurodyti. Papildomai yra galimybė ir yra padaryta, kad kiekviename laiške yra rodomos prekės. Šiuo metu tai yra padaryta, kad rodoma po 4 papildomas prekes, kurias klientas gali nusipirkti, pasižiūrėti, grįžti vėl į jūsų elektroninę parduotuvę, atlikti tam tikrų veiksmų. Visos šios prekės yra randamos papildomi elementai, produktai.
jūs galite nurodyti, iš kokios srities tas prekes atvaizduoti klientui, ar tai ypatingos prekės, ar su nuolaida, ar naujos. Susijusios ir kiti vartotojai taip pat pirko, galite naudoti tik tai, kada yra laiškas apie užsakymo patvirtinimą. Toliau galite nurodyti, kiek prekių norite atvaizduoti, gali būti ir 1, 2, 3, gali būti ir 8, kurias dėstytumėte toliau stulpeliais. Sistema šitas prekes atrenka atsitiktiniu būdu iš jūsų parduotuvės. Ateityje galbūt ir patobulinsim ir padarysim, kad galėtumėt netgi konkrečias prekes pasiūlyti savo klientams. Dabar dažnai klientam kyla klausimas, kaip reikėtų tokiame teksto redaktoriuje dėstyti informaciją stulpeliais. Tai teksto redaktorius turi tokią kaip ikonėlio funkciją Insert a New Table. Jūs įterpėte norimą lentelę, nurodote kiek stulpelių, kiek eilučių ir tada tiesiog kiekvienoje celėje turėtų būti dėstoma tam tikra informacija. Ir tokiu būdu po to laiške tiesiog sistema gražiai atvaizduos visą informaciją stulpeliu. Tuos stulpelius galima papildyti, galima ištrinti, galima eilutes papildyti, ištrinti. Nepaminėjau dar su prekėmis, kad nurodžius kiek prekių atvaizduoti, kokio tipo tas prekes atvaizduoti, jūs naudojate kintamuosius. Tai yra prekės pavadinimas, paveikslėlis, aprašymas, kaina. Šios reikšmės gali būti atvaizduojamos laiške. Įdėjus pavadinimą ir paveikslėlį, automatiškai galutinėme laiške vartotojai matysis nuorodą ant to paveikslėlio ir klientas galės ją paspausti ir užeiti į parduotuvę. Dabar, kadangi nurodėte 4 prekes, tai kintamieji turi tarpusavyje skirtis. Tiesiog prie kintamojo pabaigoje įrašykite apatinį brūkšnelį ir kelinta tai prekė. 1, 2, 3, 4. Taip kaip yra parodyta pavyzdyje. Tai yra 1 prekės paveiksliukas, 1 prekės pavadinimas, 2 prekės paveiksliukas pavadinimas. Taigi prekės dėstomos gražiai šalia viena kitos. Dabar, kai tik tai paleidome naująją versiją ir atsirado šitie laiškai, tai toj klientai išsigando, kad va dabar anksčiau buvo vienokie laiškai, dabar kitokie, turinys nepatinka, viskas blogai. Tai turinį galite keisti, jeigu jums kažkokių kintamųjų nereikia, kurie dabar yra automatiškai įkelti, juos tiesiog galite ištrinti ir jų sistema neatvaizduos. Taip pat galima naudoti ir sąlygos sakinį. Taip, užsakymo patvirtinamo laiške, tarkim, yra panaudotas sąlygos sakinys. If order customer note, tada yra kliento žinutė, order customer note. And if order customer note. Ką tai reiškia? Ifas ir endas yra sąlygos sakinys, kad jeigu klientas užpildė šitą lauką, kažkokią žinutę įrašė, tai tada sistema ją ir išveda laiške. Jeigu klientas nieko neužpildė, tai kam jam tada ir rodyti tą kliento žinutę? Tai tiesiog sistema jos nerodo. Daugiausiai dėmesio sudėtingiausia yra pakeisti būtent užsakymo patvirtinimo laišką, kadangi jame yra užsakymo lentelė. Jeigu jums reikia, jūs, pavyzdžiui, nesat PVM mokėtojas, nenorit, kad būtų čia rodomi tie visi PVM, jūs tuos stulpelius galite tiesiog ištrinti, naudodami tam reikalingą ikonėlę. Arba atvirkščiai pridėti. Taip pat galite nurodyti papildomus kintamuosius specialiai tai prekiai. Tai pavyzdžiui, užsakyme gali būti užsakymo suma, kaina be PVM, su PVM, tarpinė suma. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate įvedę svorį, galite atvaizduoti prekės svorį. Tai visą šitą informaciją galima papildyti. Dėl ko sakau, kad reikia atsakingiau daryti, kad nerekomenduoju visos lentelės ištrinti ir ją kurti iš naujo, kadangi programiškai HTML koduotėje yra įdėta tam tikra eilutė, kuri liepia sistemai, jeigu yra daugiau nei vienas pirkinys, į šitas eilutes lygiuoti ir dėlioti vieną paskui kitą. Dėl to, norint pakoreguoti, pasidarom kopiją, bandom koreguoti, jeigu nesigauna, neišsigastam, parašom mums, galite netgi atsiųsti, kaip jūs įsivaizduojate, kad norėtumėt, kad būtų. Mes padarysim pavyzdį, tada jūs pagal tą pavyzdį galėsite pas save pasikoreguoti.
Be sisteminių laiškų atsirado papildomi 4 laiškai, tai naudoti galima juos kaip ir marketingo tikslais. Laiškai siunčiami klientams, kurie labai seniai prisijungė prie parduotuvės, galbūt įdėjo prekiai pagidavimų sąrašą, bet jos taip ir nenusipirko, galbūt padarė labai senai užsakymą ir daugiau nebeužsuko jūsų parduotuvę, ir galbūt įsidėjo prekiai krepšelį, bet nieko nebedarė su to krepšeliu. Tai vėlgi galite koreguoti kiekvieną laiško šabloną. Dabar kaip tuos papildomus laiškus aktyvuoti? Jums reikia grįžti į meniu FreeShopo ir spausti globali konfiguracija, kairiajame meniu remarketingas. Čia galite norimus laiškus aktyvuoti, parenkate taip ir nurodyti, po kiek dienų tokį laišką klientui išsiųsti. Sistema automatiškai, jeigu pirkėjas įsidėjo prekę į krepšelį, jis išėjo, jam po 2 dienų išsiųs laišką, kad štai jūs turite prekę, bet jūs nenupirkote. Aišku, turinys toks, kokį jūs aprašysite. Galbūt klientas grįž pasižiūrės, galbūt jam nesigavo nupirkti tos prekės ir jisai norės su jumis susisiekti. Jeigu jisai atsidarė pirkinių krepšelį, tai vėl po 2 dienų jam išsisiūs. Jeigu jisai gavo laišką ir nieko nedarė, tai sistema pakartotinai daugiau laiško jam nebesiūs. Taip, dar momentas prie papildomų laiškų. Papildomose laiškuose būtent yra panaudota dar viena laiškų galimybė. Tai yra kiekvienas laiškas, kuris yra siunčiamas klientui, gali sugeneruoti nuolaidos kodą, vėlgi atsitiktiniu būdu parinktai prekiai. Čia jau bus nuolaidų kuponų skiltis, galite nurodyti, kokį nuolaidos kuponą sukurti, procentinį suminį, kokiai sumai. Gali būti nurodyta minimali krepšelio suma, kada galės tą kuponą panaudoti, kiek kartų jį panaudos, po kiek dienų jis įsigalios, kada baigsis. Galit pažymėti, kad to kupono negalėtų panaudoti prekiams su nuolaidomis. Ir vėlgi galima parinkti, ar prekiams ypatingas pasiūlymas, ar susijusios, ar ypatingas ar naujos prekės. Ir nurodot, kiek prekių galėtų panaudoti tą kuponą, kurioms prekiams. Šiuo atveju tai yra viena prekė ir laiške yra nurodyta, kad pastebėjome, kad seniai jungiatės, kviečiame apsilankyti, pasinaudoti, sistema jau išves iš karto, kokio procento nuolaida prekiai gali būti taikoma ir atvaizduota ta prekė, kurią pirkdamas jis galėtų tą kuponą panaudoti. Taip pat trumpa instrukcija, kaip gauti tą nuolaidą. Jeigu daugiau prekių pasiūlote, tai tada tiesiog pridedame čia stulpelių daugiau ir įrašome atitinkamai visą kodą, apatinis brūkšnelis 2. Visą kodą, apatinis brūkšnelis 2. Papildomose laiškuose yra būtent įdėtas tas nuolaidos kodas. Jeigu jūs nenaudojate ir jums jo nereikia, tai jūs tiesiog ištrinate ir laišką pasiredaguojate tokį, kokio jums reikia. Dabar dar būna klientai klausia apie naujienlaiškius. Naujienlaiškių parduotuvėje išsiųsti negalima. Negalima todėl, kad norint siūsti naujienlaiškius, turi įmonė turėti tam tikras licenzijas, kad Google'as netraktuotų tų laiškų ir netrauktų į spam listą. Tam klientai naudojasi įvairiomis sistemomis, kurios yra internete. Pas mus yra integracija su MailerLite, jinai yra mokama. Galima pasiieškoti ir nemokamų, yra MailerChimpas, tai yra nemokama naujienlaiškių siuntimo sistema, ji leidžia tam tikrai klientų duombazį, aišku ribotai, berods 2000 klientų išsiųsti laiškus. Bet galima irgi naudotis tomis sistemomis ir tokiu būdu bent jau jūsų Google'as neįtrauktų greitai į spam listą ir nepradėtų blokuoti jūsų laiškų. Taip, tai tiek būtų apie automatinius laiškus. Dabar pereisiu prie sąskaitų. Yra klientai, kurie naudojasi sąskaitų komponentų parduotuvėje, yra, kurie nesinaudoja. Tai tie, kurie naudojasi, tai jiem kaip ir jų aktyvuoti nereikia. Tie, kurie nesinaudoja, gali tai padaryti. Vėlgi tam pačiam meniu spaudžiam globali konfiguracija. Dabar sąskaitose informacija pardavėjo bus įmama iš globalus pardavėjo informacija, o sąskaitų lauke nurodote seriją, nurodote numerį, nuo kurios prasideda sąskaita, ir naudoti sąskaitų šablonus pažymite taip. Yra klientų, kurie naudojasi standartinių įprastų sistemos sąskaitų šablonų, bet rekomenduojame
pamažėlę pasitvarkyti ir pereiti prie būtent šablonų. Dėl labai paprastos priežasties jie jau bus ir toliau vystomi, o tie senieji jau bus nebeplėtojami. Dėl to senuosiuose nėra ir nuolaidų, kodo nuolaidų dydžio, o jau naujuosiuose šablonuose yra. Todėl tikrai rekomenduoju pasitvarkyti ir naudoti šablonus. Taigi įjungiame šablonus. Vėlgi aš keliauju į FreeShop ir sąskaitos. Pirmas sąrašas tai čia yra įprastos sąskaitos, tos, kurios jau yra išrašytos klientams, ir yra šablonai. Automatiškai jums yra įkelti 2 šablonai, lietuviškas, angliškas. Jeigu turite rusų kalbą, dar galite ir rusų kalbą išsiversti. Šablonų valdymas yra toks pat kaip ir laiškų šablonų. Yra pavadinimas tik jums, kalba, publikuotas ir turinys pačio šablono. Dešinėje pusėje rasite kintamuosius, kurie gali būti naudojami šablone. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norite pakoreguoti formą, tarkim, yra pardavėjas, paslaugos tiekėjas, jūs norite sutrumpinti, iš karto šit pardavėjas, vendor name, tai jūs tiesiog ištrinate, ko nereikia ir perkeliate kodą į atitinkamą eilutę. Dabar yra taip, kad jeigu naudojate sąskaitų šablonus ir, pavyzdžiui, pasikeičia jūsų įmonės pavadinimas arba statusas, tai jeigu naudojate vieną šabloną, juo sąskaitos ir įsirašė. Jeigu pasikeitė jūsų statusas ir jums reikia naujos sąskaitos, tai rekomenduojam nekoreguoti esamą, o sukurti naują. Ir tada sistema ir jį aktyvuoti. Tada sistema pradės išrašinėti sąskaitas pagal naują, o senųjų sąskaitų niekas jums nepakoreguos ir jos išliks su senaisiais duomenimis, kurie buvo įmonėje. Lygiai taip dar papildomas dalykas, tai yra redagavimas pačio laiško CSS. Jeigu truputėlį išmanot, krapšto, tai gali taip pat naudoti ir CSS kodą apipavidalinti pačiai sąskaitai faktūrai. O kintamieji tai ir pardavėjo informacija, kliento informacija, sąskaitos informacija, serija, numeris. Pavadinimo rašyti kaip ir nereikia, užtenka rašyti kodą. Sistema jį iš karto atvaizduos, konvertuos ir atvaizduos. Jeigu turite kažkokį specifinį sąskaitų faktūrų šabloną ir nesigauna padaryti, tai irgi visą laiką sakom, atsiųskit mums. Tikrai turim vieną stropų klientą iš Kauno, AMM.lt, tai visada jau, jeigu kažkokia ar šablona nesigauna, tikrai siunčia drąsiai ir jūs taip pat galite atsiųsti ir padėsim, pakoreguosim. Taip, toliau pereisiu prie modulių valdymo. Išplėtimai modulių valdymas. Dabar parduotuvėje įprastai pas jūs yra jau būna aktyvuoti tam tikri prekių moduliai, tam tikri tekstiniai moduliai, reklamos moduliai. Ir dažniausiai klientas nieko naujo nekuria, o jis tik tai koreguoja tai, kas yra. Bet iš tikrųjų jūs galite kurti papildomus tos modulius, dėžutes, tiek prekių, tiek informacijos ir juos atvaizduoti. Aš pabandysiu tiesiog techniškai parodyti, kaip sukurti papildomai tekstinį, prekės modulį ir reklamos modulį skirtingose vietose. Dirbant su moduliais, jums vėlgi prireiks žinoti pozicijas. Pozicijas galima susirasti instrukcijų svetainėje, kur yra parduotuvės struktūra, modulių pozicijos ir modulių pozicijų apžvalga. Čia yra nurodytos bene visos pozicijos, kokios yra puslapyje ir kur galima atvaizduoti modulius. Dabar kursime tekstinį modulį, kurį norėsime, pas mane yra titulinėme puslapyje 1 stulpelio struktūra, užėjus į katalogą 2 stulpelių, aš dabar sukursiu tekstinį modulį po katalogu. Taigi, išplėtimai modulių valdymas, atsidūrėme modulių valdymo lange, spaudžiame naujas, tekstiniai moduliai yra kuriami pasirinkus įprastas HTML, tada įvedame pavadinimą, tokį, kokį jums reikia, galima jį atvaizduoti, galime ne. Parenkame poziciją. Dabar aš noriu, kad būtų atvaizduojamas ne visur, o tik kataloge. Reiškia, aš susirandu katalogą. Ir dabar aš noriu, kad čia būtų kažkokios tai nuorodos į įvairius puslapius.
ir noriu tas nuorodas surikiuoti tam tikrais stulpeliais. Tam aš naudoju įterpiu lentelę, tarkim 2 stulpeliai 2 eilutės. Ir įrašau, pavyzdžiui, akcijos. Rašau nuolaidos. Ir rašau dar išpardavimai. Tada noriu uždėti nuorodą. Dažnai klientai klausia, kaip uždėti nuorodą. Tai aš susirandu pirmiausia nuorodą, kurią man reikia uždėti. Pažymiu tekstą arba paveikslėlį ir yra tokia ikonėlė uždėti nuorodą. Ją įkopijuoju. Dabar, jeigu norite, rekomenduojate galbūt kažkokius savo draugus, kitas elektroninės parduotuvės, tai geriau visada pažymėti, kad nuoroda atsidarytų naujame lange. Kadangi jeigu iš karto klientas nueis pas jūsų draugus, tai galbūt jis jau ir nebesugrįš į parduotuvę. Taigi dėl to žymėme, kad atsidarytų nuoroda naujame lange. Jeigu yra nuoroda į parduotuvę, tada galima palikti, kad ir tame pačiame lange atsidarytų, nes kliento kaip ir neprarandate, jo neišvedate į išorę. Ir tokiu būdu nuoroda yra įterpiama. Dabar išsaugau. Perkrovus puslapį matysiu tą modulį. Atsiras nuorodos, atsiras stulpeliu, akcijos pasispaudžia. Dabar kokios yra dar papildomai galimybės. Yra tokia eilutė modulio class suffixas. Čia galima įrašyti tam tikrus kodus. Jeigu įrašysite kodą banner, tai ką sistema padarys? Sistema panaikins antraštę ir viską įrėmins tiesiog baltame fone. Nebus jokio rėmelio. Jeigu panaudosite sufiksą plain, sistema iš viso nuims foną ir tiesiog ta visa informacija bus atvaizduojama būtent parduotuvės background'e. Taigi tokiu būdu galima sukurti modulį. Dabar parodysiu modulį, kurį esu sukūrusi titulinėme puslapyje. Nes dabar yra tokia kaip ir viena iš madų, kad elektroninėse parduotuvėse, puslapio apačioje atsiranda daug įvairių nuorodų, kažkokių banerių, kažkokių tai socialinių tinklų ikonėlių. Tai visą tai irgi galima būtent išdėlioti norimame modulyje. Susikuriam lentelę ir dėliojame norimą informaciją su nuorodomis. Dabar prekių moduliai. Kaip ir minėjau, standartiškai jie yra standartiniai ir klientai tik tai bando juos pakoreguoti, bet jūs juos galite sukurti papildomai. Dabar kokios yra galimybės? Iš esmės, galima produktų moduliuose atvaizduoti tam tikras prekes iš tam tikros kategorijos, galima atvaizduoti tam tikras prekes pagal jų kodus. Taigi, jums reikės, norint tai daryti, jums reikės kategorijų ID ir prekių kodų. Kategorijų ID galite rasti kategorijų medyje. Prie kiekvienos kategorijos dešinėje yra jos skaičiukas. Jeigu ta kategorija yra aktyvi, tada produktų modulis paims prekes iš ten. Prekių kodus jau be abejo jūs randate prekių sąraše. Kiekviena prekė turi savo kodą. Keliaujame išplėtimai modulių valdymas ir dabar sukursime produktų modulį, kurį atvaizduosime vėlgi kategorijos viduje po sukurtais moduliais. Spaudžiame naujas. Produktų modulis kuriamas pasirinkus products. Tarkim, populiariausi kedai vyrams. Pozicija left, vėlgi parenkame, kad bus rodoma ne visur šitas modulis, bet tik tais pagrindinėme meniu kataloge.
Dabar dešinėje pusėje mes galime parinkti, iš kokių prekių tai turėtų būti atvaizduojamos prekės. Ar ypatingos, ar su nuolaida, ar susijusios, ar naujos, ar susijusios ir ar neseniai peržiūrėtos. Toliau galime nurodyti, kiek iš viso prekių imti ir kiek atvaizduoti eilutėje. Kadangi aš dėsiu modulį stačią ir čia yra ribota vieta, tai dėliosiu po vieną prekę stulpeliu. Parinksiu 3 prekes ir per eilutę 1. Toliau nurodysiu paveiksliuko dydį. Dabar paveiksliukų dydžius galima taip pat koreguoti. Padarysiu taip, kad paveiksliukas būtų sumažintas tiek iš aukščio, tiek iš pločio. Toliau parenkame rikiavimą. Aš noriu atvaizduoti populiariausius kėdus pagal pardavimus, tai yra, kurie buvo perkamiausi ir mažėjančia tvarka. Pasirenku Product Sales. Iš rikiavimo dažniausiai naudojami yra Product Sales arba Product Create Date. Tai Product Create Date galite rinktis, jeigu norite, kad atvaizduoti prekes pagal nuo vėliausiai sukurtos, o Product Sales tas prekes, kurios buvo pagal pardavimus. Aišku, jeigu nei viena prekė nebuvo nupirkta, tai jas parodys viena šalia kitos. Jeigu kažkuria bus nupirkta daugiau kartų, ją rodys be abejo pirmesnė. Dabar ascending, descending. Descending tai ir būtent rikiuos nuo labiausiai nupirktų. Toliau kategorijos eilutėje nurodau kategorijos ID. Jeigu noriu tam tikrų prekių iš tam tikros kategorijos, tai iš karto galime nurodyti produkto kodus. Nurodžius, spaudžiu saugoti. Taip, ir sistema iš karto atvaizduoja mano kėdus 3 iš pasirinktos kategorijos. Dabar titulinėme puslapyje po, tarkim, perkamiausiais kėdais, aš sukursiu kategoriją, kuri atvaizduos 2 tam tikras prekes. Tai vėlgi keliausiu į išplėtimai modulių valdymas, spausiu naujas, pasirinksiu Products. Na ir čia gal akcijinės prekės. Pavadinimą galima rodyti, galima nerodyti. Pozicija. Poziciją parinksiu User 2, nes User 2 pozicijoje esantis moduliai bus atvaizduojami visoje aplinkoje, netgi sąraše prekių kategorijų apačioje. Vėlgi rodysime visas prekes, 3 eilutėje ir tiesiog parenku vėlgi dydį nuotraukų ir parenku, įrašau kodus. Kodai rašomi yra stulpeliu. Ir saugoti. Perkrovus titulinį puslapį, po perkamiausiais kėdais atsiranda akcijinės prekės. Šitos prekės, kaip ir minėjau, jos bus matomos ir kitose puslapiuose po visų sąrašų. Taigi, tokių modulių jūs galite kurti kiek tik reikia. Yra klientai, kurie, pavyzdžiui, padaro tiesiog sąrašą tam tikrų kategorijų, ten top prekių. Vienos kategorijos, kitos, trečios, kad tiesiog užėjęs klientas iš karto matytų įvairovę, galėtų pasirinkti. Be prekių ir tekstinio modulio parduotuvėje dar taip pat yra ir reklamos moduliai. Reklamos moduliai gali būti statiniai arba dinaminiai. Reklaminiuose moduliuose jūs galite atvaizduoti paveikslėlius, norimus tekstus, kažkokią papildomą informaciją. Taip, norint dirbti su reklaminiais skydeliais, pirmiausia keliaujame į komponentai reklaminiai skydeliai. Čia yra įkeliamas paveikslėlis, gali būti įkeliamas reklaminio skydelio kodas. Tai yra sukuriamas naujas reklaminis skydelis, įrašomas jo pavadinimas, parenkama kategorija ir kliento vardas. Pagal parinktą kategoriją ir kliento vardą vėliau tas baneris gali būti atvaizduojamas tam tikrame modulyje. Šiuo atveju yra pridėtas televizorius. Dabar keliaujame išplėtimai modulių valdymas. Spaudžiame naujas.
pasirenkame reklaminiai skydeliai. Na ir tarkim, TV reklama. Pavadinimo mes nenorime rodyti. Reklaminis skydelis įjungtas, pozicija left, rodoma yra ne visur, o tik tais pagrindinėme meniu paspaudus katalogą einant per kategorijas. Ir dešinėje jau ir pasirenkame, kur turėtų būti atidaroma nuoroda iš šito banerio, ar naujame lange, ar esamame lange, kiek banerių tarpusavėje keisis, tai yra, jeigu tai pačiai left pozicijai ir tam pačiam klientui sukursite kelis modulius, kelis banerius, jie tarpusavėje galės keistis. Parenkame klientą, parenkame kategoriją ir pritaikome. Perkrovus atsiranda mūsų baneris. Dabar matome, baneris yra ne visas. Tam, kad jį sistema atvaizduotų visą ir neapkarpytų be reikalo, į modulio class sufikso eilutę įrašome kodą plain ir spaudžiame pritaikyti. Dabar mūsų baneris bus atvaizduojamas per visą tą laukelį. Dabar patarimas. Tam, kad baneris būtų atvaizduojamas gražiai, reikia jį pasiruošti tokio dydžio, kokio dydžio yra numatyta vieta. Jeigu tai yra left arba right pozicija, banerio ilgis yra 190 pikselių. Aukštį gali daryti, kokį joms reikia. Jeigu tai yra centrinė dalis, kada yra įjungta kairė dešinė, tada yra 550. Jeigu jums reikia per šį numatytą plotą, per centrą ir šoną, tai 750. Jeigu per visą ilgį, tai dedame banerį, kurio ilgis yra 950. Taigi tokių banerių galima tikrai kurti įvairiose vietose. Galima netgi padaryti, kad tam tikrame straipsnyje būtų rodoma tam tikras baneris. Dabar pereisiu prie importo-eksporto įrankio. Dabar atėjus sausio 1 dienai, kaip ir daugelis čia klientų sakė, turim labai daug prekių, tai ką mes čia sausio 1 dieną sėdėsim ir viską suvedinėsim. Tai, kad taip nenutiktų, galima jau pasidaryti iš ankstinius namų darbus ir kokį gruodžio mėnesį jau pradėti tas prekių kainas pervedinėti eurais. Klientai, kurie nenorės naudotis importo-eksporto įrankiu, tai ir turi nedaug prekių, tai gal leis savo tokią prabangą, kad eis į kiekvieną prekę ir koreguos kainą. Klientai, kurie turi daugiau prekių, tai jiems yra šitas dalykas tikrai nepatogus ir jiems aktualiau jau yra naudotis importo-eksporto įrankiu. Bet dabar kokie pakeitimai yra reikalingi parduotuvėje absoliučiai, kad pakeisti pagrindinę valiutą į eurus. Taigi, svetainė valdymo skydas Free Shop globali konfiguracija. Kairiajame meniu yra valiutos nustatymai. Čia būtinai reikės parinkti pagrindinę valiutą eurai, valiutos simbolį nurodyti. Prie galimų valiutų taip pat turi matytis tiek eurai, tiek litai, jie turi išlikti. Nes po sausio 1 šiuo metu parduotuvėje kainos atvaizduojamos litais eurais, po sausio 1 šitos kainos bus apverstos ir pirma bus rodoma eurais, po to litais. Taigi, čia reikės padaryti pakeitimus. Prieš darant pakeitimus, aišku, rekomenduojam pirmiausiai parduotuvę paslėpti, kad klientas neužeitų ir pakeitimų metu nieko nenusipirktų pas jūs, nes tada gali tiesiog būti nesklandumų dėl pačių kainų. Tai svetainė, globali konfiguracija, svetainė išjungta. Taip ir priežastis, kas yra dabar daroma parduotuvėje. Kai padarysite pakeitimus, vėl parduotuvę įjungite. Pakeičiame pagrindinę valiutą. Toliau keliaujame į prekių sąrašą. Tie, kurie darys rankiniu būdu, tai tiesiog įeis į kiekvienos prekės vidų, variantų vidų ir keis pagrindinę kainą. Pakeis valiutą. Tie, kurie naudosis importo eksportu, tai galės padaryti su importo eksporto įrankiu. Be prekių kainų jums reikės papildomai pristatymo tarifus patikrinti. Vėlgi, pristatymo tarifuose yra nurodytas mokestis siuntos
ir valiuta. Taigi jums šitoje vietoje reikės nurodyti mokestį eurais, parinkti valiutą eurais. Ir dar viena vieta, kur gali būti, kad prireiks pakeisti, jeigu mokėjimo būduose naudojate nuolaidos reikšmę ir vietoj nuolaidos, vietoj nulio, tarkim, pas jūs yra -2, -3, kas reiškia, kad jeigu klientas pasirinko šį mokėjimo būdą, jam prie visos pirkinio sumos pripliusuoja tam tikrą pinigų sumą, kurią jis papildomai turi sumokėti už tai, kad jis pasirinko šį mokėjimo būdą. Tai jeigu čia parašysite 2, tai jam nuolaida pasidarys. Jeigu parašysite -2, tai sistema jam papildomai pripliusuos tuos pinigus. Dėl to, jeigu naudojate šitą laukelį, čia taip pat reikėtų sumą įrašyti eurais. Taip, dar svarbus dalykas – prekėse nuolaidų sąrašas. Gali būti, kad parduotuvėje turite prekes, kurios turi nuolaidas. Dabar nuolaidos yra suvestos litais. Kadangi visos prekių kainos bus perimportuojamos ir bus perimportuojamos eurais, tai nuolaidas teks ištrinti ir iš naujo sukurti. Taip, Free Shop eksportavimo įrankis – eksportuoti prekes. Dabar eksportuojant pasirenkame laukus. Yra būtini laukai, kuriuos privaloma išeksportuoti, nes juos po to naudosite importui. Tai prekės ID, tėvinės prekės ID, prekės kodas. Tada prekės kaina be PVM ir prekės kaina su PVM. Tai yra privalomi laukai, kuriuos būtina išeksportuoti. Dabar tam, kad identifikuotumėte prekes, papildomai galite parinkti prekės pavadinimą ar prekės aprašymą, tai, kas jums padėtų identifikuoti. Nes žinau, kad kai kurie klientai turi prekių pavadinimus vienodus. Tai tada suknelė 1.1, suknelė 1.2 turbūt bus sunku identifikuoti. Tai galbūt iš aprašymo jums bus lengviau atpažinti. Arba pagal prekės kodą. Taip, pažymim norimus laukus, pažymim varnelę eksportuoti failą ir spaudžiam eksportuoti.